Gimdos kaklelio vėžys – viena dažniausių onkologinių ligų. Kasmet pasaulyje diagnozuojama apie 500 000 naujų gimdos kaklelio vėžio atvejų. Europoje moteris nuo gimdos kaklelio vėžio miršta kas 18 minučių. Lietuvoje gimdos kaklelio vėžiu kasmet suserga maždaug 500, o miršta 250 moterų. Dar galėjusi ilgai ir laimingai gyventi, gimdyti, auginti vaikus. Kartais tikrai nusvyra rankos, kai kalbi apie prevenciją ligos, kuri turėtų būti viena lengviausių. Yra daugybė klastingų ligų. Yra daugybė ligų, kur nėra patikros metodų. Gimdos kaklelio ikivėžinės būklės ir vėžys ganėtinai paprastai diagnozuojamos, nesudėtingi diagnostikos metodai, kurie kasmet vis tobulėja ir atsiranda vis naujų ir tikslesnių, bet mes kaip esam po Rumunijos Europoje pagal sergamumą mirtingumą taip ir esam. Dabar jau galutinai aišku, jog gimdos kaklelio vėžio atsiradimui didžiausią reikšmę turi žmogaus papilomos virusas. Nustatyta per 100 šio viruso tipų. Tačiau gimdos kaklelio vėžį dažniausiai sukelia 16 ir 18 tipų virusai. Kaip apčiuopti šį moterų žudiką? Vienas iš būdų sumažinti susirgimo gimdos kaklelio vėžių riziką – teirauti savo gydytojo apie visus reikalingus tyrimus. Vadinamas ŽPV ir citologinis tyrimai parodo ankstyvuosius patologinius pokyčius, tad yra didelė tikimybė ligą sustabdyti ar pradėti laiku gydyti. Ką gali pasiūlyti mūsų valstybė, tai yra nemokama paprasta gimdos kaklelio citologinį tepinėlį kas 3 metai moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Tai yra tos moteris, kurios įtrauktos į valstybinę gimdos kaklelio vėžio patikros programą. Kodėl taip akcentuojami tyrimai? Nes tai vienintelis šansas nutverti vėžį už uodegos, dar jam nespėjus mūsų pražudyti. Pati brangiausia prekė – informacija. Informacija. Jeigu tu žinai, tu gali pasinaudoti. Daugybė moterų sako, būčiau pasinaudojusi, niekas man nesakė, niekur negirdėjau. Žinot, gal kai tu nesidomi ir tai, kas tau pasakyta, pro ausis prašvilpia, kol tau neaktualu. Jei egzistuoja beveik 100% gimdos kaklelio vėžį nuspėjantys tyrimai, kodėl kitoms Europos šalims sekasi geriau nei mums? Regis jau 10 metų Lietuvoje turime valstybinę gimdos kaklelio vėžio patikros programą, kurioje gali dalyvauti visos apdraustos privalomuoju sveikatos draudimu 25-60 metų moteris. Moteris ateina, padaro tepinėlį ir lygtais užsimiršta, kad kažkas tai turėtų ją rūpintis. Žinutė, kurią norėčiau nusiųsti visom Lietuvos moteriam, tai yra ta, kad padaryti tai dar irgi ne 100% tavo sėkmės. Reikia būtinai sugrįžti ir paklausti, koks buvo vis dėlto tavo to tepinėlio atsakymas. Nes niekas kitas už jūs nepasirūpins. Dažnai susiduriu su ta situacija, kad patikros programoje moteris dalyvauja nelabai aktyviai. 1 kartą, 2 kartus. Tai galima būtų tikrai aktyviau pasinaudoti šitą paslaugą. Kartais būna situacijų, kad moteriai būna nustatyta lengvo laipsnio displazija. Patikros programoje jos pėdsakai yra dingę, praeina 6 metai, jinai turi išplitusi gimdos kaklelio vėžį. Pirmą kartą aš nuėjau prieš 6-7 metus. Pasidariau tyrimą tą, bet kažkaip gimdos kaklelio, tų vėžinių ląstelių. Bet nieko jame kaip ir neatrado, taip ir liko jinai, toliau stebėjimui. Pražiūrėjau, paskui jau kaip nuėjau, paėmė tepinėlį ir nustatė gimdos kaklelio vėžį. Ką mes, Lietuvos moterys, pačios turime žinoti, kad nepražiūrėtume savęs, kad vieną dieną nebūtų skaudžiai per vėlu? Tai yra mažiausiai fatalinė liga. Tai liga, kuriai nebūdingas paveldimumas. Tai liga, kurios yra labai ilgas vystymosi laikas, kuriai reikia daug metų. Tai liga, kurios žinomi rizikos veiksniai, kurių galima išvengti ne vienu būdu. Tai ganėtinai nesudėtinga diagnostika, citologinis tepinėlis, atsiradę naujai žmogaus papilomos viruso tyrimai, galų gale imunocitocheminiai tyrimai. Tik reikia apie tai žinoti ir tą daryti. Taigi, minint gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitę ir medikai skatinami priminti moterims apie visus Lietuvoje prieinamus prevencinius tyrimus. Ne tik valstybės finansuojamus, bet ir tuos, kuriuos moteris gali atlikti savo iniciatyva. 7 Europos šalys žmogaus papilomos viruso tyrimą įtraukia kaip pirminį patikros metodą vietoj citologinio tyrimo. Kai kurios tik žmogaus papilomos viruso tyrimą daro,
ir tik po jo kartoja citologiją infekuotoms moterims. Kai kurios šalys kartu atlieka ir žmogaus papilomos viruso tyrimą, ir citologinį tyrimą. Tų derinių įvairių šitų tyrimų yra. Mūsų užduotis informuoti apie galimybės. 21 amžiaus tyrimai atpalaiduojantys nuo baimės, įtampos, nemigos, dažno vaikščiojimo pas gydytojus, nes žinai rezultatus ir bent 3 metų gyveni žinodama, jog esi sveika. Šiandien Lietuvoje savo iniciatyvą galite atlikti didelės rizikos žmogaus papilomos viruso tyrimą, identifikuojant 16 ir 18 tipus. Jeigu yra jau virusas, tai mes iš karto tą moterį įtrauktumėm į grupę, kurią reikėtų dažniau tikrinti ir sekti jos rezultatus. Ar kinta viruso poveikyje jos gimdos kaklelio epitelis, ar išlieka stabilus. Nes virusas gali persistuoti nuo kelių mėnesių, būti toj ląstelėje iki keliolikos metų ir tik tai tada sukelti vėžinius procesus. Bet moteris tada yra, sakykime, uždelsto veikimo bombos stadijoje tokioje. Bet jinai jau žino, jinai gali tą procesą kontroliuoti. COBAS metodika yra viena iš pažangiausių, nes mes išvengiam žmogiškosios klaidos, kas labai dažnai nulemia kartais klaidingą arba hipertrofuotą atsakymą. Europos gimdos kaklelio vėžio draugija kasmet paskutinę sausio savaitę skiria gimdos kaklelio vėžio žinomumui. Jos tikslas perspėti ir priminti visoms moterims apie pavojų, o Europos sveikatos politikams, jog privalo apsaugoti savo motinas, dukras, žmonas ir seseris. Kaip taip atsitiko, kad 21 amžiuje, kai iš tiesų viskas yra prieinama, kodėl jinai susirgo ir kaip šita tokia baisia liga, moteris dažniausiai įvardė tokias priežastis, kaip neturėjau laiko, esu labai užimta, tiesiog pamiršau, gerai jaučiausi, kai jinai jau pradeda blogai jaustis, tai tikrai būna jau liga išplitusi. Šiandien, rytoj užsiregistruoja ir pirmiausiai pas ginekologą žiūrėtis, o ne taip, kad ten kažkada, gal nueisiu, bus oras geresnis ar ką. Ne, šiandien pat skambini, registruojas ir eini. Žmogus, jeigu gyvas, jis ne tik savo priklauso, jis priklauso ir šeimai, jis priklauso ir savo vaikams, ir tie vaikai mamos laukia, ir vyras laukia jos, ir visi kiti, jie turi palaikyti moterį ir kviesti ją, sakyti, mama, ar tu šiais metais pasitikrinai, tai tu duok mums garantijų, kad su tavim nieko blogo nėra.